Labai daug kalbu apie vidinį konfliktą ir kartais jaučiu ir net matau, kad ne iki galo galbūt paaiškinu. Vis mačiau, kaip čia lengviau jums paaiškinti, kas yra tas vidinis konfliktas. Bandžiau sakyti, kad tai yra priešprieša tarp proto ir, sakykime, jausmų. Ir tai yra tiesa. Kita vertus, radau analogiją, kuri, manau, tinka apibūdinti, pavaizduoti, kas yra tas vidinis konfliktas. Tai tie, kas vairuoja automobilį, o tokių, manau, yra nemažai. Arba bent jau yra važiavę automobiliu ir matė, kas vyksta viduje, gali įsivaizduoti vidinį konfliktą kaip rankinį stabdį. Įsivaizduokit, turit kryptį, turit norą, galbūt net poreikį nuvažiuoti tą kryptimį, bet štai pradedat akceleruoti ir užtraukiat rankinį stabdį. Na, vat kiek tikėtina, kad jūs sėkmingai, sklandžiai, galbūt greitai ir saugiai nukeliausi to tikslo krypties link. Na, greičiausiai nelabai. Tai tas rankinis stabdis ir yra kliūtis, už kurios mes vėl ir vėl užkliūnam, kai einam tikslo link. Čia darom prielaidą, jei tikslas yra išgrynintas ir nepernelik abstraktus. Pavyzdžiui, kas gali būti tas rankinis stabdis? Tai gali būti netinkami įpročiai. Dažniausiai yra netinkami įpročiai. Nes netinkami įpročiai gali būti minties, gali būti veiksmo ir gali būti jausmo. Tai mano rankinis stabdis gali suveikti kaip netinkama mintis, netinkamas veiksmas arba netinkama jausena. Netinkama, nes jie netinka santykyje su tuo tikslu, kurį bandau pasiekti. Pavyzdžiui, noriu pakeisti karjeros kryptį. Susirasti, kitaip sakant, kitą darbą. Bet turiu įprotį minties nusivertinti, nusižeminti, save po tokių kilimėlių pastumti, sakyti, ai, niekas ten manęs neims, niekam neįdomu, nieko aš nemoku, 9 punktai iš 10 atitinku, bet to vieno ne, tai niekas čia nepriims, net nepaskaitys ir šiaip jau gal per sena, o gal per jauna, o gal per daug, o gal per maža ir prasideda. Tai minčių įprotis. Ir kryptis gali būti aiški, bet jei aš turiu tą vidinį konfliktą, kitaip sakant, tą rankinį stabdį, kurį kas kart užtraukiu, kai pabandau pajudėti į priekį, kokį turime rezultatą. Dažniausiai stagnacija, atidėliojimas, po kiek laiko nusivylimas, apatija ir sukimasis tame pačiame rezultate, kuris realiai neatneša nieko, na kaip nieko. Ta pačia situacija, kurioje buvom prieš tai ir iš kurios norėjom pajudėti į priekį. Tai kaip vidinių konfliktų specialistė aš padedu atpažinti asmeninius rankinius stabdžius, kur yra, kada yra, kaip yra ir kodėl žmogus juos užtraukia. Tik kai žmogus įgauna aiškumo, kur yra ir pakeičia savo suvokimą, kodėl naudoju, įgalina save to rankinio stabdžiaus nebe užtraukti.